mano skardininko rankinukas. Susikomplektavau, ko galbūt prireiks man dabar. Kašį burtavimo replės, o kampas, žirklės, kairė, dešinė, pelikanų tikrai nereiks, bet jeigu būna, čia pataisyt, paplakti, jeigu kas. Tai va, viskas, einu pasiimu detalės ir... Na va, skardinimas vėl, viskas, sakant, nieko naujo. Vėl kabiname kaktą. Ten galas pabortuotas. Čia vėl darom į kirpimą. Sukišame vieną į kitą ir taip važiuojame tolyn iki kito galo. Kas prieš tai mūsų video matėt, tai jau žinot, kaip mes šitą vietą sprendžiam. Tai mes čia visą laiką paliekam tokį ventiliacinį kanalą šitoj vietoj. Tada eina čia priekinė apdailinė detalė ir ant jos montuojasi lietaus sistema ant viršaus. Montuojasi gan paprastai, tiesiog kišasi viena į kitą. Jokių čia stebuklų nėra. Tiesiog detalės eina viena po kitos. Vieną galą užkerpu, kitą galą praskleidžiu ir sumaunu. Ir viena taisyklė yra pagrindinė skardinime. Galbūt kas nors nežinot ar nesusidūrė, tai detalių niekada nereikia susukti į krūvą, sujungti. Nes skarda plečiasi, vaikšto nuo temperatūrų skirtumo. Tai kad turėtų kur vaikščiot, stengiamės niekada jų nekabinti krūvą. Tiesiog jas kabinti prie konstrukcijos, bet nesujungti į krūvą kaip vieną bendrą kokį nors elementą, kad nemėtytų pilvų. Šitai kaktai šiek tiek viskas kitaip. Čia ar taip su kabliais persisuka kas 60 cm, tai čia jau nebeturi kur tą detalę vaikščiot. Bet, pavyzdžiui, šitokiai vietoj niekada nesukit dviejų skardų į krūvą, kad turėtų kur tas detalės, kad turėtų paslankumą. Tai va, dabar, kai turiu čia šitokią vietą, tiesiog su ruletė matuoju, kiek man reikia. Užsimetu į abi pusės. Šitą pusę užmėsiu 4 cm pakišimui, o vieną pusę užvertimui, bortavimui 3, tai plus 7 cm. Tai 1,80 m. Pjaunu ir viskas. Kerpu. 1,80 m. Sužymėsiu kirpimo vietą. Tai čik. Einu susirasti žirklės. Kažkur šitam pasaulyje randasi. Ir kerpam tiesiog pagalinę. Čia galima kirpti grubiai, nes ta dalis kišis po apačią. Nereikia čia gražaus kirpimo. Dabar šitą galą užsiversiu 3 cm. Tada pasimatuosiu tiksliai, kiek man reikia detalės. Na, dabar tą galą užsibartuosiu. Vada iki pasimatuosiu. Dabar jau šitam galiavą tiesiog atrimiu. Dabar va čia matau, kur man iškirpt. Tai va dabar iš čia jų kirpimą padarysiu ir neršiu tiesiog vieną su kita. Ir viskas, eisiu pasidarysiu vieną pusę tą patį. Ir tada jau lietaus sistemą montuosim. Čia nepraskleista, reikia prasiskleisti visada. Va.
Ten atsitrenki ir čia va, dėlį sukirpta. Prikabinu dabar. Ir viskas. Šitoj pusėje saulutė šviečia, net nesinori eiti, tenais į pavėsį. Už tai atėjau pirmą čia daryti, pasimėgau saulę. Ai, dabar kaip nenori eiti ten. Ai. Ofisas, ta specialybė, tai yra specialybė, kurie labai daug sprendimų yra, savo pasakyti vieną. Ir tas ofisas vadinamas liaudiškai tuo žodžiu, tuo daiktu. Tai yra tiesioginis. Gerai, mes tada kalbame apie tai, kad atlenkti drabužį reikia. Ne. Ir vėl viskas. Dar stengiasi vieną taisyklę naudoti. Pavyzdžiui, pakišimo kryptį, tai ten žmonės iš ten parvažiuos dažniausiai. Ir jiems siūlių nesimatys, nes mes šešėliai. Aišku, čia tai kaktai mažai aplamai jos matysis, bet pavyzdžiui, jeigu kokie laštakiai ar dar ten kokia nors apdailinė detalė, tai verta pasižiūrėti kryptį, nuo kurios dažniausiai bus matomas vaizdas. Ruošiuosi po biškį kablius, dėlioju ant stogo. Patinka man šitie kabliai. Jie iš tų skardinių, ne plieninių, tai vieni geriausių kablių, nes niekur va dažai nenudaužyti. Paskutinį kartą montavom riukį, tai šitą visą briauną buvo atšokusi. Dažai atšokė, kabliai buvo juodi, tai tiesiog švietė metalas. Ir visi kabliai buvo vienodi, nežinau, 4 dėžutės buvo visas vienodas. Na, o šitie kabliai tikrai sklandūs išmontuoti. Žodžiu, o dabar aš pradedu juos montuoti šitaip. Tai dabar susižymiu pradžiai vietas, kur bus įlajos, išbėgimai. Tai reiškia, bus mano žemiausi latako taškai. Tai dabar pasidarysiu kablius žemiausiai vietoj, kur bus įlajos. Ir tada pasidarysiu kablius aukščiausiai vietoj. Ir taip aš žinosiu, kur eina mano nuolydžiai. Atsimusiu su atmušėju ir susimontuosiu kablius. Žodžiu, paprasta. Šiandien visada, kai norėsiu pakalbėti, ateisiu į tą pusę. Nes čia baisiai smagu, saulė šviečia, šilta. O, pavasariukas atrodo jau ne už kalnų. Čia, pavyzdžiui, kai matuojam, tai šitoje vietoje bus įlaja. Tai žodžiu, čia horizontaliai turi išlikti, o šitoje vietoje paskutinis kablys turi kokius 3 mm pakilti viršų. Tai va, pasižymį žemiausią vietą, dabar su gulšiuku pasižymėsiu, tenais pakelsiu 3 mm į viršų. Taip dėsiu tenais paskutinį kablį, kad gale, lautako gale nestovėtų vanduo. Tai šitą galą taip per prievartą sukelsiu. Turiu prisitvirtinęs kablius, kaip sakiau, žemiausiuose ir aukščiausiuose vietose. Tai dabar reikia tiesiog nusimušti liniją, pagal kurią jau aš montuosiu visus likusius kablius. Tai einu pasikviesiu Aurę, nusimušim liniją ir davai. Kablį sukame tais pačiais stoginiais varžtais, tik 35 ilgio. Tai žodžiu, lenda kiaurai lenta. Garantuotai. Štai ir mano raudona linija. Dabar tik pasimėtau kablius, kur reikia. Ir uždedam.
nusinešiau kablius, laikiklius lietaus sistemos. Dabar einu atsinešiu latakus. Ir, žodžiu, pradėsiu statyti vietą latakus. Prireiks man skardos siaubo, tai bulgarkės. Taip teisingai išgirdot mane. Pjausime su ją. Kyla joms skylės, bet paskui pažiūrėkit, kokios kultūringos latako užbaigimo jungtis. Ne tokia čia ant skardikė, kad vos lipa ant latako būna. Blemba, ten kol prisimontuoja ir atrodo, kad iš karto nušoks. Tai čia vat, tokie užbaigimai, toj dar parodysiu, kokios latako jungtis. Va, latako jungtis. Tokia irgi konkretus atrodo reikalas. Jau kaip užsispaudžia, tai užsispaudžia konkrečiai. Žodžiu, ta lietaus sistema tai tikrai yra pasiteisinęs. Tai va, dabar turiu čia pasižymėjęs išbėgimo įlojos vietą. Dabar įsidedu lataką. Pasižymė, kur turi būti tas išbėgimas. Galim ir su metru persinešti. Žodžiu, nuo galo iki centro 67. 67. Čia išbėgimo ženkliukas. Taip. O išbėgimas tai štai tokia detalė. Dabar aš su ją apsibrėšiu. Man turėtų atrodyti skylė. Taip. Papa. Dabar čia pasižymėjau, mano turi būti skylė. Skylė nemažesnė kaip 100, kad nesumažint išbėgimo srauto. Tai va, taip apsibrėžiu. Na ir kur tas skardos siaubas? O dabar visi kapuls riek, pydarė tu. Ką darai? Pjausi skardą su bulgarkė. Bet va, ateina dvi nindzės į pagalbą. Čik. Ir dabar iškirpsime mes čia šitą vietą.
žodžiu, moralas tas. Jeigu pamatai ant stogo bulgarkę, tai nereiškia, kad pydaras. Nereikia šaukti iš karto. Tai va. Turime tokią apvalę gražią skylutę. Paskui dar čia biškį pamušiu, kad vandeniukui lengviau būtų nusirist nuo kalno. Ir viskas. Tai va. Taip dar papildom ištraukiu hermetiko. Ir tada dedu. Dabar iškart įsistatau čia į vietą. Nes paskiau, kai reikia įdėti, būna sudėtinga. Ir vėl skriaudžiam pirštelius. Just let me go. Dabar lataką, kai reikia pjauti iš ilgio, tai irgi tuoj parodysiu. Vieną, sakant, įprastą. Žodžiu. Taip, man reikia 2,12,5. 5 mm tarpas ir pjaunu 2,12,5. Pasimatuoju 2,12,5. Dabar čia atsipjausiu. Su bulgarkė. Su siaubu. Skardos siaubu atsipjausiu. Bet tai ne bėda. Kantrybės. Ir jūs pamatysit, kas čia dabar įvyks. Siaubas. Va dabar pridarėsiu. Taip, turime dabar tokį pjūvį, bet mums visiškai yra nebaisu. Reikia atsinešti kitos pusės žirklės. Ir mes toj čia padarysime. Taip, 5 mm dabar nukerpu. Ta vieta, kur ją padegino, tiesiog nukerpa. Nu, dabar čia tai va čiukšt, matosi tikiuosi. Na va, taip turiu nepažįstą skardos jungti. Tai va. Laštakių montuoti tai irgi daug aš nieko neanalizuoju. Va, nusimušu liniją. Ir pagal ją dedu lankstinį, tai viskas gaunasi lygu. Kaip sakant, bet mušėje gali, bet triusikų į darbą ateit, bet mušėje tai niekur